Taigi sveiki visi susirinkę į mano naują video vlogą. Tai nekreipkite dėmesio, jog aš esu su chalatu, tai nėra rytas. Tiesiog dabar pastaruoju laiku sergu. Tai jeigu truputėlį kosiuosi per šį video, tai labai atsiprašau, nes nekontroliuoju savo kosulio ir ignoruokite mano būseną, bet ir tai dar gan gerai atrodau, nes šiandien neturiu temperatūros ir suplovau galvą, nes jau tikrai buvo baisu žiūrėti į pačią save, bet tiesiog užpuolė va tos ligelės. Bet ir tai, šitą video pradėsiu filmuoti nuo šitos dienos, bet įkelsiu jį tikriausiai gal po kokio mėnesio. Tai parašysiu visur datas, kokiamis dienomis darau šituos videkėlius. Tai iš anksčiau neparodžiau, ką nusipirkau savo. Tai kaip matote, esu pasipuošusi su labai gražia grandinėlė. Tai nusipirkau sidabrinę grandinėlę, kurios labai norėjau. Nusipirkau štai tokius širdelės formos auskarus, bet labai jau norėjau ir gan pigiai nusipirkau iš tikrųjų. Planavau nusipirkti tikrai už didesnę sumą, bet neturėjau storesnių ir kažkaip ta plonesnė man visai gražiai. Žodžiu, ignoruokit apšvietimo, kažkoks įdomus čia apšvietimas, nesuprantu, nesusifokusuoja, bet žodžiu. Tai labai patinka man šita grandinėlė. Ir auskariukai nauji. Tai visą laiką jau nuo senai norėjau nusipirkti sidabrinius auskariukus ir grandinėlę. Nusprendžiau, jog šį kartą už pinigėlius nusipirksiu kažką savo. Tai vat ir nusipirkau. Ir iš tikrųjų labai gražiai atrodo. Nėra nei per ilga, nei per trumpa. Tai surinkau per vidurį tokį ilgį. O dar, tai čia nusipirkau gal prieš kokias 3 dienas. Tai vis tiek skaitysis kaip šita diena. Ir dar, ką gavau šiandien, priskaitysiu, jog pirkau iš tų pinigėlių, nes dar gavau pinigėlių iš mamytės ir Sauliaus, tai vis tiek prisiskaito. O šiaip dar nėra labai man daug laiko, kada nuvažiuoti kažką nusipirkti ar pasidaryti, todėl aš sakau, kad keletas dalių bus galbūt kitame mėnesyje, kai aš išeisiu iš darbo. Tai norėčiau ir tatų pasidaryti, ir galbūt į kirpyklą nukeliauti, tai skirsiu vis tiek šitos pinigėlius savo. Na, bet vis tiek jūs viską pamatysite, ką sugalvosiu daryti su tais pinigėliais, bet žodžiu. Aš įsakiau siuntelę iš Notino, tai galbūt daug kas žino, kas nežino, kas čia viduje yra, bet sugalvojau, kad noriu labai atidaryti prie jūsų. Aš iš tikrųjų pirmą kartą gyvenime užsisakau iš kažkur kosmetiką. Ir šiaip nesu mėgėja pirkti, aš vis laiką arba gaudavau dovanų, arba pirkdavau iš kokio AliExpress ar dar ko nors. Bet šiaip dažniausiai tai gaudavau dovanų iš mamos, iš draugių. Dabar nusprendžiau pati nusipirkti. Ir tikiuosi, šita parduotuvėlė bus labai gera. Oh my god! Look at these! Jo. Ir žodžiu, aš jau iš tikrųjų nebekenčiu savo telefono, nes jis, nežinau, grybą kažkokį pjauna. Tai vat čia filmuoja ir uždeda kažkokį neaišku blyksnį, kažkokią šviesą. Ir šiaip jis jau, man atrodo, per tos 2 metus jau paseno, tai žiūri dar vat ką norėčiau nusipirkti naują telefoną, bet aišku, imčiau išsimokėtinai. Tai reikia dar kažką greit galvoti, kol dar neišėjau iš darbo. O, kaip viskas labai gražiai supakuota, žodžiu, imsiu ir viską rodysiu, ką užsisakiau. Ir dar čia bus pusė dovanėlė draugiai. Tai pasakysiu, vis tiek šitas videkas išeis labai toli, tai vis tiek jau galėsiu rodyti. Žodžiu, užsisakiau eyelinerį, štai tokia, iš NYXo. Toks mažy, ai ne. Žodžiu, čia taip gerai supakuotas. Ai, jis toks nedidelis. Įsivaizdavau, kad bus didesnis. Žodžiu, toks vat.
mažytis. Nedidelis žodžiu. Ne, nepraimsiu dabar. Bet manau bus fainas dalykėlis. Prie viso to labai norėjau užsisakyti ir šepetėlių iš Revolution firmos. Tai čia viskas realiai bus arba Nixas, arba Revolution, arba kažkokia kitokia firma, bet koncentravausi į Revolution ir panašiai. Ai, čia dar iškrito. Tai žodžiu, va tokie šepetėliai. Daugiau užsisakiau, nežinau, nesiteiravau nieko irgi vat į tą maišelį. Iš Essence užsisakiau štai tokią blizgę, nežinau, rašo, jog keičia spalvą nuo nuotaikos. Tai aš manau, kad palei šaltį, šilumą ir panašiai. Jo, labai čia durnai priklijuota. Žodžiu, tai aš dabar jo neišbandysiu, nes esu pastepusi su blizgiu, bet tikrai kokiame nors video pamatysit. O, žodžiai jis atrodo, vat štai tokia spalvytė. Nufilmuosiu, kaip atrodo, bet žiauriai skaniai kvepia ir žiauriai norėsiu išbandyti. Bet ne dabar. Žodžiu, iš Essence. Ir dabar lip šiandien, kai nuplėšia, eina savo. Taip, daugiau prasideda. Eik tu savo, kokie didelį burbuliukai iš tikrųjų. Satisfying. Taip. Tokie mažiukai. Eina savo. Įsivaizdavau, kad bus didesni. Žodžiu, įsisakiau kontūravimo. Ne, concealer contour palette. Žodžiu, vieną savo truputėlį šviesesnių spalvų. Taip va reikia rodyti jo Revolution. Ir draugiai truputėlį tamsesnės spalvos. Tai vat tiek va gal skiriasi. Nedaug. Bet negalvau, kad tokios mažytės ateis, bet gal ir visai gerai. Man gal ir bus per šviesus, jei gal ir bus gerai. Nu, bet mano šiaip tokia šviesesnė oda, pas ją tokia tamsesnė. Tai manau visai fainai gal ir paliksiu tą maišiukėje. Žodžiu, daugiau dar ant galo dovanėlę, taip pat norėsiu išpakuoti ir apžiūrėti. Tai, jo, daugiau vėl maišelis raudonas. Užsakiau draugiai eyelinerį. Be firmos jokios. Jo, taip rodo. Bet vat, su tuo plonu tokiu šepetėliu. Kadangi nėra čia kaip užklijuota, tai parodau. Ir nieko tokio čia. Ir vėl tie. Taip, ir mano paliečiukė. Tokio dydžio. Ir dar tas foundation, tas ne foundationas. Eina sau. Tai va, o ką galvojau, kad ateis maži produktai, tai atėjo dideli. Eina sau, čia tikrai mano draugaška bus patenkinta, bet aš negalvojau, kad mano paletė bus tokia didelė, bet aš džiaugiuosi, kad jin didelė. Tai dabar visų pirma dar parodysiu, ką draugiai užsakiau. Užklijuota negalėsiu pažiūrėti. Žodžiu, Revolution Pro highlighterio paletė. Tai nežinau, jeigu jinai išbandys ir jinai bus faina, tai aš taip pat užsisakysiu, bet gal kaip nors gražiai. Bet ne, nepažiūrėsiu, žodžiu. 4K highlighter palette. Tai žodžiu, va, tokios visokios spalvytės. Bet negau, kad jin bus tokia didelė, bet bus fainai. Nes aš dar jai parodysiu. Užsakiau tokią pat paletę. Nupirkau tokią pat paletę kaip mano iš Revolution. Tai žodžiu, bus šita dovanėlė,
Ir dar ana paletčikė ir eyelineris. Ir dar saldainių ten nupirkau, nu žodžiu, norėjau jai labai tos kosmetikos nupirkti. Kažkaip nesu niekada pirkusi, na, o aš dabar savo paletčikę galėsiu atidaryti iš Revolution. Žodžiu, daug spalvų, 30 spalvų. Nekantrauju, plėšiu ir rodysiu jums, nes čia yra mine. Bet žiūri, laukiu, nes aš jau labai senai norėjau užsisakyti paletę, kuri būtų spalvota. Ir aš kai gavau aną Revolution iš mamos, tai nebuvo visų spalvų, kokių aš norėjau. Eikt sau. Aš negaliu. Ir dar įpakuota. Kodėl jie... Nei... O. Oh my god. Oh my god, kokia graži. Eina sau. Bet aš tikiuosi, bus gera. Žodžiu. I love it. Žiauriai gražios spalvos. Bet aš taip ir galvojau, kad jos tokios nešešėlinės. Bet kaip tik manau, kad bus labai gerai. Galėsiu ir kaip eyelinerį tokį nusipiešti. Na, ten rašė, kad veido dažai. Tai aš taip galvočiau, kad man labiau panašu čia į ir lūpas, kad galėsiu dažyti, ir akis, ir viską, žodžiu. Šitą paletčiukę man kainavo 20 eurikų. Bet tikrai gražios spalvos, reikės kokią dieną išbandyti. Bet irgi dabar negalėsiu kelti video, nes šitas video išeis vėliau. Tai nežinau, čia tokia kaip akvarelė atrodo, net nežinau, bet aš taip ir maniau, kad bus tokios vat spalvytės, bet reiks išbandyti. Dar atradau parduotuvę nuo Tino, tai įmesiu dar linką. Nežinau, ar rasiu visų tų, einu truputėlį nuspauti rankas ir tuoj pas jūs grįžtu. Iš tikrųjų, tai geruliai, manau, bus tie dažai, nes taip gan sunkiai nusiplauna, tai įsivaizduokite, jeigu norėsiu susikurti kokį įvaizdį, tarkim, Halloweenui, vat, tai čia man bus eina sau, nes ir balta spalva yra, ir juoda spalva, ir visokių, kokių tik noriu, tai manau, ir linerį gražiai galėsiu nuspiešti. Ir nežinau, ir pasipaišyti, ir eiktų savo. Čia vat tokie paišymai paletė, vat kažką pasižaist, pasidirbt, arba kokį video nufilmuo, dar kažką, tai bus labai liuks, bet tikrai dar paieškosiu paletčių ir tikrai dar daugiau bandysiu ateityje nusipirkti kažką iš kosmetikos. Tai vat įdomu, paklausiu draugės, kai gaus dovanėlę, ar labai gera šita paletčikė. O dar ką va jai nupirkau, tai šitą Revolution paletčikę, kurio aš ją irgi turiu. Tai kažkada buvo minėjusi, kad jai labai patiko spalvos, tai manau, kad bus patenkinta. Tai va ir gausius jos dovanėlės, tai manau bus fainai visai. Tai va, ir dar noriu pasižiūrėti, kad gavau dovanų, galėjau rinktis iš 3 paletčių dovanų. Ir vat išsirinkau tokią paletčikę, kuri bus Revolution Nikki Lily. Tai vat tokia vaivorykštės spalvų, galima taip pavadinti. Ojoti, kokios gražios spalvos. Look at this. Oh my god. Oh my god, ir kokia gera pigmentacija. Blizgučio, aš ėmiau va tik dėl tų blizgučių, eina savo. Nu tai va, jeigu ką, va, kad iš anos tiesiog ne paletė grinai gavosi, o piešimas ant veido, tai va turėsiu va šitų gražių paletčiką, aišku, nefokusuoja kamera, bet gal kažką bent matot. Nu, žiauriai fainai, patenkinta aš. Koduką dar kažkokį gau. Nu, žodžiu, žiauriai fainai čia. Žiauriai gera pigmentacija, dabar visą blizgėsiu, žodžiu.
Nu tai vat, galite pakomentuoti kol kas, dar ne visos dovanėlės, bet galite pakomentuoti, ar fainų susigalvojau savo dovanėlę, aišku, tai yra man svarbios dovanėlės, nes aš šiaip, sakau, niekada nesupirkusi kosmetikos, tai labai norėjau tos grandinėlės, tai įsirinkau šiaip pakabuko A raidelę dėl to, kad, mano vardas iš jos prasideda ir daugiau šiaip nebuvo daug ko rinktis, o šiaip su savo raide tikriausiai net nesu turėjusi. Tai vat, labai gerai, kad taisosi mano sveikatėlė, tai vat galiu jums truputėlį nufilmuoti tokį vat review, tai tikrai manau jums patiks. O ką, daugiau laukite, ką dar nusipirksiu. Tai tikrai dar bus ir haul įkelta iki šito video, bet irgi nežinau, čia taip gavosi, jog aš leidau ir savo algą, ir iš tų pinigėlių, kuriuos gavau per gimtadienį, tai dabar atsirinkti man taip, kas gimtadienį, kas ne gimtadienį, irgi truputėlį sudėtinga, bet priskirkim taip, jo kol kas nusipirkau tik tai šitos 2 dalykus, tai apašalų savo ir kosmetikos. Tai vat, ačiū labai, kad buvot, žiūrėkite toliau, kągi dar aš sugalvosiu nusipirkti ir savo pasidovanoti. Tai kol kas sakau jums iki. Taigi sveiki visi ir po daug laiko šitame vloge su jumis susitinku. Pažiūrėkit, koks pas mus gražus ruduo. Tai nepatikėsite, kur varau, bet varau darytis savo 4. tatuiruotę. Esu labai excited, bet esu truputėlį, gal jaučiuosi serganti. Tai nežinau, kaip bus, nes prieš kelias dienas perpūtė labai baisiai man kaklą. Tai tokia nežinau, ar nuo to kaklo, ar tiesiog neįsimegau, ar tiesiog nepailsėjau, nežinau. Bet varau darytis. Labai laukiu iš tikrųjų. Turėsiu savo pirmąją raudoną tatuiruotę, spalvotą, tai jūs viską pamatysite. Tai vat, o šią savaitę pas mane svečiuojasi pusbroliai. Na, bet čia šitame vloge neaktualu. Ir dar vieną dovanėlę parodysiu, kurią nusipirkau. Tai yra telefonas, iš kuriuo dabar filmuoju. Tai grįžusi ar kokią kitą dieną jums apie tai viską papasakosiu, nes kažkaip neprisirašiau vis nufilmuoti to telefono, kaip čia gavosi ir kas kaip, tai žodžiu, susitinkame vėliau, kai aš jau būsiu Šiauliuose. Na tai sveiki sugrįžę, tai iš tikrųjų vėl užmiršau sugrįžti prie šito video, bet vat prisirašiau ir šiandien užbaigsiu ir šiandien jums viską parodysiu. Tai jau spėjo praeiti tiek laiko, kad net užgijo mano tatuiruotė. Tai žodžiu štai tokia, bet aišku aš dar jums pilniau įdėsiu videkėlį iš arčiau, kaip atrodo, kaip buvo, kai ką tik pasidariau, bet žodžiu jau yra pilnai užgijusi, nebėra nei vieno šašeliuko. Tai žodžiu sugalvojau pasidaryti raudoną. Mamai mano sakė, nelabai patiko. Dėl to, kad raudona, bet šiaip visiems, kai pamatė, tai tikrai buvo labai graži. Tai nežinau, tiesiog norėjau šitoj vietoj pasidaryti raudoną. Iš pradžių buvau galvojusi pasidaryti savo gimimo datą, bet tada pagalvojau, kad gal nesąmonė, tai labai greitai persigalvojau ir suradau šitą. Tai kadangi žinau, kad visi klaus kokia reikšmė, aš ieškojausi kažką su Love Yourself, bet šiaip norėjau labai čia žodžių, bet jau yra viena panelė pasidariusi, tai galvojau, kad na vis tiek, toj pačioj vietoje tie patys žodžiai gal truputėlį ne kažkam. Tai norėjau labai susigalvoti kažką, kad su Love Yourself. Tai čia, kaip matote, yra kūnas ir gėlės. Tai
kūno grožis ir panašiai, tai šita tatuiruotė man reiškia, jog love yourself, girl. Tai vat, labai norėjau įsiamžinti visą tai. Tai man tai šiaip patinka labai, bet kai užkijo, na, iš toli tai atrodo ryškiai, bet šiaip, kai aš pati žiūriu per veidrodį, tai atrodo, jog labai blanki, bet labai greitai užgijo, gal per savaitę laiko, nors šiaip sakė, kad gis ilgiau gali gyti raudona, bet man labai greitai užgijo ir viskas gerai. Taip, toliau antroji dovana. Na, šiaip man tą dovaną padovanojo vaikinas, bet aš vis tiek priskirsiu prie išlaidų ir panašiai, prie viso to, kad ką nusipirkau tą gimtadienio dovaną. Tai yra, kaip jau minėjau, naujas telefonas, tai iPhone 14. Tai šiaip iš pradžių galvojau pirkti 13, bet paskiau kažkaip pagalvojau, o kodėl 13, gal geriau iš vis naujesnį pasimti, bet truputėlį gal gailiuosi, jog nepasiėmiau 14 Pro, nes aš nežinau, kad jis bus toks pat mažesnis, na, vidutinio dydžio, kaip ir paprastas, tai tiesiog 14 Pro yra lygiai toks pat, tik yra su geresniem kamerom. Tai vat man labiau reikėjo nuo, bet na vis tiek yra žymiai geriau, nes pasiėmiau su 256 gigabaitais. Tai yra tikrai geriau ir fainiau. Tai žodžiu, na aišku, aš čia įdėjau, nors aš jį naudoju. Tai noriu aš jums truputėlį jį aprodyti. Labai norėjau kreminės spalvos, bet niekur Lietuvoje nėra kreminės spalvos. Ir tai vienintelis su 256 atmintim buvo juodas. Na, bet jis labiau toks kaip mėlynas, net nežinau, bet šiaip jisai yra juodas. Tai žodžiu, su tą tūštančią nugarėlę, tai prašiau iš karto draugės, kad man tą pačią dieną ėjau ieškoti to įdėkliuko ir visi originalai, tai tikrai nepirksiu originalo, ten už 60 eurų. Tai draugė vat nupirko tokį paprastą permatomą ir dar jis yra su kameros apsauginiais stikliukais. Tai jo, tiesiog paprastas telefonas, toks pat valdymas, viskas taip pat, nieko ypatingo iš tikrųjų. Ir dar truputėlį man nelabai patinka kamera, nes priekinė kamera, nu, kaip kada, žinokit, palie apšvietimą, nes, pavyzdžiui, jeigu būna tamsiau, tai ta kamera gaunas kaip tokia sublūrinta, net nežinau, ar ten reikia kažką susitvarkyti, tai gal kai rasiu kokį žmogų, kuris labiau išmano ten apie tuos telefonus, tai man padės susitvarkyti tą kamerą, nes man nepatinka. Galinė, viskas gerai, bet irgi užeina kažkaip, kad iš arti labai nesufokusuoja, dar ten kažkas, tai va, dėl ko biški gailiuosi, jog nepasiėmiau Pro, nes, nu, tikrai ten būtų buvę truputėlį geriau. Tai žodžiu, kas vietoj buvo, tai laidas, su kuriuo dabar kraunusi. Jo laidas, toliau Apple lipdukas, visokios instrukcijos ir tas dalykėlis adatėlė. Tai jo ir nieko daugiau čia ir ypatingo. Ir man atrodo, kad jis buvo, kaip čia pasakyti, tas parodomasis modelis, kur ateini į parduotuvę ir gali pasižiūrėti, nes dėžutė net nebuvo užklijuota, tiesiog buvo tokia dėžutė, čia užrašyta jo 14-256, nu žodžiu, man užrezervavo jį ir aš keliavau į Šiaulius jį pasimti, nes Radvilišky net nebuvo su tokia atmintim ir su 500 net nėra atmintim. Nu tai va, truputėlį nusivyliau, bet žodžiu, sekantį kartą ką darysiu, kai, nu aišku, jau nežinau, po kokių 2-3 metų, žiūrėsiu, kiek man čia atlaikys, nes šitą iPhone 11 aš turėjau 2 metus, virš 2 gal, jau būtų ėję gal 3 metai liktais, jo. Ir na vis tiek ir lagint pradėjo, ir man tos atminties trūko, ir gal dėl tos atminties man pradėjo lagint, aš nežinau, bet žodžiu, tai ką darysiu kitą kartą, tai imsiu Pro.
nes nedaug skiriasi, tiesiog būtų buvę su 3 kamerom ir galbūt buvo geriau. Bet nežinau, jeigu man pavyks susitvarkyti, tai aš tikrai džiaugsiuosi labai, bet man labai patinka dar kas su šituo telefonu, aišku, negaliu palyginti, nes 11 yra labiau platesnis ir apvalesnis, o šitas yra toks labiau kvadratas. Aišku, irgi apvalesnis, bet jis labiau yra kvadratas. Nu tai va, tokios ir dovanėlės šitame video, bet padarysiu tokio kaip vlogą, nes iš tikrųjų čia ir rodžiau, kaip keliavau tatuiruotę darytis ir parodžiau visą kosmetiką. Tai nežinau, šiaip esu patenkinta dovanomis. Kaip matote, dar vis nešioju, net nebuvau dar nusiemusi savo pakabučio. Tai jo, viskuom esu patenkinta, bet labai džiaugiuosi, jog vaikinas mokės už mano telefoną. Tai čia, sakė, bus kalėdų dovana. Tai labai ačiū jam. Tai vat, ir tiek, pagaliau prisiruošiau nusifilmuoti, parodyti jums viską. Labai savim džiaugiuosi, labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite manęs pasiekti Instagram'e ir TikTok'e. Dabar truputėlį grįžau dažniau į TikTok'ą, daugiau keliu, bet vis tiek jis man toks nėra kažkoks, kad kiekvieną dieną kelčiau. Bet Instagram'e tai tikrai dažnai būnu. Instagramas man mėgstamiausia programėlė. Man iš vis net Facebookas nebepatinka ir Messengeris. Na, aišku, Messengeris vis tiek ten su visais rašinės, bet šiaip jeigu kokie nauji žmonės atsiranda, tai man geriau juos turėti kokiam Instagram'e, nes man jis labiau patinka. Tai vat, ir šiaip, jeigu jums patiko šitas video, mano visos dovanos, tai nepamirškite paspausti patinka ir būtinai pasubscribinti mano kanalą. Ačiū labai, kad esate su manimi, tikrai jūsų daugėja ir pasiliekate ir žiūrite mane. Dabar pasitengsiu truputėlį būti aktyvesnė, kaip ir minėjau, gal jo praeitame video. Ir na vis tiek, nes turiu truputėlį daugiau laiko. Bet jo vis tiek irgi atrodo turiu tiek daug laiko, bet tai tą veikia ir taip gaunasi, jog nebeprisirašiu nufilmuoti. Tai šiandien iš vis filmavimų diena, tai pabaigsiu šitą video, tai keliausiu kitą video filmuoti ir tada gal dar 3 video, nu žodžiu. Tai va, tokios dovanėlės, vis tiek viską matysite thumbnail'e ir panašiai ir pračekinsit ir žodžiu. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų mano video. Čiau.